Graikų istorikas Ksenofontas dar apie 400 metus prieš Kristų yra rašęs, kad medžioklė ir skalikai buvo dievų išradimas. Taip jis apibūdino mažus šunis naudojamus kiškiams persekioti. Manoma, kad šie šunys buvo panašus į šiandieninius biglius. Taip pat istoriniuose šaltiniuose yra randama informacijos, kad Anglijoje triušiams ir kiškiams medžioti buvo naudojami maži gaujos šunys dar prieš romėnų įsiveržimą. O Anglijos valdžia biglį vadina didžiuoju šalies istorijos pėdsaku. Manoma, kad šiuolaikiniai bigliai kilę iš Talboto skalikų, didelių baltų šunų, kurie 11 amžiuje lydėjo Viljamą užkariautoją į Britaniją. Biglio vardas pirmą kartą pasirodė anglų literatūroje 1475 metais. Jis buvo paminėtas didžiųjų literatūros šviesuolių Čoserio ir Šekspyro darbuose. XIX amžiaus viduryje biglis atsidūrė ties išnykimo riba, prarandant net veislės charakterio bruožus. Tačiau biglio augintojų entuziastų dėka biglius pradėta demonstruoti pirmiausia medžioklių pasirodymuose, o vėliau ir eksterjero parodose. 1890 metais įkurtas biglių klubas, kurio tikslas – veisti biglius parodoms ir sporto varžyboms. 1895 metais buvo patvirtintas biglio standartas, o 1897 metais suorganizuota pirmoji biglių klubo paroda. Po Antrojo pasaulinio karo parodose demonstruojamų biglių skaičius pradėjo sparčiai augti. Forbes paskelbtais duomenimis biglis 2024-aisiais 8. populiariausia šunų veislė pasaulyje. Tai ideali veislė žmonėms, kuriems patinka aktyvus gyvenimo būdas, ypač vaikščiojimas ir bėgimas. Biglis yra meilus, nemėgsta vienatvės, vertina globėjo draugiją. Jis taip pat nerodo svetimų žmonių baimės. Nepaisant to, jis linkęs klajoti, ypač jei neskiriama pakankamai dėmesio. O daugiau apie biglį dabar papasakos Kamilė. Tai visų pirma, nusprendus įsigyti biglį, reikia žinoti, kad tai labai aktyvus, labai smagus, linksmas, bet kartu ir medžioklinis šuo. Tad jį reikėtų tikrai auklėti su žaislų pagalba, su labai dideliais pasivaikščiojimo intarpais. Jį reikia išdukinti, kad šuo pavargtų, ar ne? Nes tai tikrai medžioklinis tvirtas šuo. Įsigyti daug interaktyvių žaislų, kad jisai turėtų ką veikti, tam labai tinka, kur dedasi skanukai į žaislą, kad jisai kuo ilgiau užsiimtų. Taipogi, apie kailį reikia suprasti, kad tai labai storo kailio šuo, tokio plauko, kuris labai šėrimosi metu įsminga į baldus, į kilimus. Tai reikia žinoti, kad biglį reikia prižiūrėti, ypatingai kai jisai šeriasi. Ta reiktų atlikti kirpykloje, maudymo metu, labai masažuojama oda ir kailis ir taip lengviau nusišeria šuo, taipogi išpučiant kailį ir naudojant tam tikras šukas, furminatorius, taip šalinasi plaukas. Biglį reiktų prižiūrėti ir namuose, šukuoti, taipogi. Jeigu biglis tampa sėslus, mes mažiau įdedame darbo vaikščiodami, jisai labai linkęs į nutukimą. Tai pašaras rekomenduojamas toks, kad tiktų aktyviems šunims, kad būtų aukštas baltymų kiekis, vitaminai, mikroelementai, kas reikalinga biglio veislės šunims.